Gerai. Aš esu Genovaitė Sakalauskienė, atstovauju Mindaugo Sakalausko ūkį. Mūsų pagrindinė ūkio specializacija yra uogų auginimas ir perdirbimas. Auginam ekologiškas braškes, avietės, juodus serbentus. Taip pat turim nedidelį sodą, obuolius, kriaušes, slyvas, vyšnes, trešnės. Šiais metais jau pateiksim vartotojams. Taip pat turim perdirbimo cechą, gaminam uogienes, tyres ir konservus iš daržovių, raugintus burokėlius. Nuo šių metų galvom raugint kopūstus, agurkus. Taip pat savo ūkį auginam vištas, turim mėsinių vištų. Šiek tiek užauginam pagal užsakymus, taip pat turim dedeklių vištų. Laikomės ekologiškų ūkininkavimo taisyklių, nenaudojam jokios chemijos, tausojam gamtą. Kodėl būtent Timo turgus, tai kada prasidėjo čia tas Timo turgelio visas verslas, tai mes buvom patys pirmieji, kurie čia patapo prekiautojais. Iš tikrųjų, tas turgus yra įdomus tuo, kad čia ateina žmonės, kurie iš tikrųjų vertina tavo tą ekologišką produktą ir tiesiog gera susitikti su jais, pabendrauti. Todėl mums ir patinka čia. Dabar apie pirkėją. Taip, aišku, pirkėjas jisai yra iš vienos pusės įnoringas, nes turi savo kažkokių pageidavimų ir taip toliau, nori, kad produktas tikrai būtų kokybiškas. Iš kitos pusės labai tikrai žmonės tolerantiškai yra, labai jie irgi supranta, domisi tavo tuo, ką tu augini. Viskas, ką tu pasakysi, šitą kartais prisiklepėjai.